Klaipėdos universitetas rengia renginių ciklą, kuris vadinasi Vydūnas tautai ir valstybei. Šitie renginiai suteikia galimybę pakalbėti apie tokius dalykus, apie kuriuos rečiau yra kalbama visuomeniniai erdvėje. O šiandien aš pakviečiau profesorių Razbadauską pakalbėti itin sudėtingą temą, man atrodo, kuri iš vis turbūt yra neliečiama. Ir prieš pasakydamas, kas tai per tema, tokia nedidelė įžanga. Populiariausiai žmonės diskutuoja apie kitus žmonės. Tai yra dažniausiai sutinkama diskusijų forma. Rečiau žmonės kalba apie faktus. Ir dar rečiau kalba apie reiškinius. Ir vat apie vieną reiškinį šiandien ir pakviečiau pakalbėti profesorių. Ir iš karto sakau, mes neminėsim jokių faktų, jokių pavardžių, mes kalbėsime apie patį reiškinį. O tas reiškinys, kuris mane jaudina pastaruosius keletą metų, ir aš jį matau skaitydamas Lietuvos interneto puslapį, bet ne tik Lietuvos. Tas pats yra ir Jungtinėse valstijose, ir Lenkijoje, visoje vakarų civilizacijoje. Iš esmės, kaip aš sakau, žmonės panašus yra tol, kol nekalba. Kai tik pradeda kalbėti, pasirodo, kad kiekvienoje šalyje gyvena mažų mažiausiai dvi, o ir daugiau visuomenių, su visiškai skirtingų pasaulių suvokimu. Yra viena realybė, yra gyvenime, yra kažkokia realybė, ir kai žmogus savo galvoje bando atspindėti, pasirodo, kad jinai atsispindi tiek skirtingai. Sutinkat, kad taip yra? Tai nebejotinai. Tai... Ir pabandykim pakalbėti, o kokios priežastys lemia, kad mes taip skirtingai tą realybę suvokiam, kad ne taip pat skirtingai mūsų galvose atsispindi. Kokios pagrindinis priežastys? Tai signatarą jūs pradėjote pirmiausia kalbėti apie Vydūną, turbūt. Labai svarbu, Vydūnas tautai ir valstybei, tie renginiai leidžia mums dar giliau pasižiūrėti visuomenės struktūrą, ką jūs ir minite. Visuomenė daugialypė, ji susideda iš įvairių nuomonių ir jos įsiskiria, bet turbūt dabartinė realybė, ir jūs užsiminėte šiek tiek, leidžia ir matome labiau tą kategoriškumą įsiskyrimą tų nuomonių. Aštrėja reikalai pasaulyje. Aštrėja ir vertinimai šitų. Bet matome ir priežastis matome aštrėjančio pasaulio, tam tikro... Bet kodėl atsispindi taip skirtingai? Du žmonės gyvena toj pačioj šaly, žiūri tą pačią televiziją, žiūri tą patį internetą, o atsispindi tas visas jų matymas pasaulio visiškai priešingai. Tai turbūt pirmiausia, tai apie žmogų kalbant, aš kaip medikas, tai galiu pasakyti, kad... Atsiprašau, dar tik įsiterpsiu. Kodėl dar viena priežastis, kodėl nutariau pakalbėti profesorių Razbadauską? Mes visi esame Lietuvos piliečiai, žmonės šio pasaulio, bet ponas Razbadauskas yra dar ir medikas, specialistas, ir pedagogas ilgametis, profesorius. Taip, tai kaip medikas galiu pasakyti, nes turėdamas patirtį, pradedant savo profesinę mediciną, mes buvome labai aiškiai reglamentuoti, kokia turi būti gydymo taktika, protokolai ir kita. Tai šitoj vietoj dabar mes kalbam apie personalizuotą mediciną. Kiekvienam žmogui skirtingas gydymas. Kiekvienam žmogui. Bet čia jau yra... Taip, jūsų kaip mediko patirtis, bet aš pirmiausia jūs kaip į žmogų kreipčiausi. Taip, bet kaip atsitinka, kad Lietuvos žmonės, ar Lenkijos žmonės, ar, nežinau, Brazilijos žmonės taip skirtingai suvokia pasaulį. Ir žiūrėkit, juk kad jie skirtingai suvokia, tai nereiškia, kad abi pusės teisios. Mes iš filosofijos vadovėlių turbūt žinom, kad absoliučios tiesos suradimas yra sudėtingas. Sudėtingas procesas ir reikėtų labai ilgai dirbti, kad ją surasti. Bet žiūrėkit, jūs turbūt neprieštarausit, kad vieni suvokia tą realybę arčiau tiesos, o kiti yra visiškai kitoj pusėje. Bet matote, vystimasis ir naujų technologijų, dirbtinio intelekto, jau pradedant nuo interneto, tai leidžia mums tam tikrą prasme kai kam gyventi, kaip ir sakėte, pavardžių neminant, kai kam gyventi virtualioje realybėje. Turime ir virtualios realybės suvokimą, taip, bet ir tas, kaip jūs sakėte, aš negalėčiau sakyti, kad
kad visuomenė yra labai aiškiai įsiskyrusi į dvi dalis. Aš matyčiau ir dalių šiek tiek. Bet jeigu mes imsim pačius stambiausius pastarųjų metų įvykius, kurie lemia mūsų gyvenimą, tiek ekonominį, tiek vertybinė prasme, yra dvi didelės grupės. Aš manau, kad tai yra vis tik tai formuojama tam tikro suformavimo klausimo. Kas yra tas pats užsakovas? Tai čia dar irgi didelis klausimas. Bet aš manau, kad mes nelieskim dar šį kartą užsakovą. Taip, mes ir nekalbam apie tai, nes turbūt ir negalėtumėm pasakyti, bet tas užsakovas ir formuoja. Žiūrėkit, bet tarkim, kad yra tas užsakovas, jis formuoja, bet vienam suformuoja vienokį vaizdą, o kitam visai kitokį. Matot, aš šiek tiek jau ir fiziologijos pradėjau, ne kiekvienam įmanoma suformuoti. Ta kita pusė šiek tiek turi kai kurie. Klausimas yra ir žmogaus, ir intelekto, ir supratimo, ir suvokimo. Tai yra vėlgi, jeigu žiūrėsime ir į tuos pačius kraštutinius variantus, kurie kitaip dar galvoja, vėlgi galėsim galvoti įvairių. Kraštutinius mes palikim, bet yra štai normalių žmonių masiai, pasaulio atspindys. Taip, tai signatarą, taip aš irgi sutinku su jumis ir vėlgi masų, ne vienas psichologas dirba toje srityje, kaip masų suformuoti masų mąstymą. Tai viena masė pasiduoda tam tikrai įtaigai, kita mažiau yra įtaigi ir turi savo nuomonę. Tada galim įvardyti nešiokius tokius skaičius psichologų pateikimus, kad kažkur apie 80% žmonių yra lengviau manipuliuojama negu tie 20%. Tai turbūt ir tai turi įtakos ir nemažą įtaką daro. Tai kitaip sakant, galima tokį padaryti išvadą, kad dalis žmonių sunkiau priima realybę ir teisingiau negu kita dalis. Aš pritarčiau tai nuomonė, kad taip ir yra, nes kitaip mes negalėtumėme paaiškinti šio fenomeno, nes vis tik tai jį išaiškinti reikėtų labai ir tai daro psichologai kartu su medicinos mokslu, su sociologais. Be abejo, šitie klausimai yra keliami jau 100 metų. Taip, čia ne šiandien. Mane tik stebina, kad specialioje literatūroje tai tie klausimai gvildenami 100 metų. Bet tokioj masiniai publicistikoje niekada šitokių kampų klausimas nėra keliamas. Kuri iš visuomenės grupių, kuri šiandieną yra susipriešinusi vakarų civilizacijų, teisingiau atspindi, arba kitaip pasakysiu, kuris iš jų siūlomo kelių iš taško A visuomenė arba tauta ir valstybė į tašką B yra geresnis, lengvesnis ir duos daugiau naudos. Juk yra labai skirtingai suvokima, koks tas kelias turi būti, ar ne? Labai. O kelias negali būti, abu keliai, kurie yra visiškai skirtingas pusės, negali būti teisingi. Neturėtų būti. Negalima eiti ir į kairę ir į dešinę to pačiu. O kaip nustatyti dabar, kuris tas kelias yra teisingesnis? Tokiu atveju. Kokiais kriterijais, pavyzdžiui, jūs vadovaujatės? Tai čia kaip ir pradėjome kalbą apie tiesos paieškas, filosofinę prasme, absoliučios tiesos. Tai tą kelią, turbūt kiek žmonėje save žino rašte ir kitur. Virš visų bibliotekų yra viena su tiesos. Mes norim tiesos. Bet mes jau nekelkim tokių sudėtingų uždavinių. Yra paprastesnis. Yra dvi visuomenės grupės ir jos siūlo absoliučiai skirtingus kelius tautai, valstybei, nuo taško A į tašką B. Kaip nustatyti, kuris iš jų yra teisingas? Tai čia yra labai sudėtingas klausimas, tai tiesos paieškos, nes matote, tai priklauso... Čia ašgi net nesakyčiau tiesa per daug jums toks žodis. Nauda. Naudingesnis. Bet tai vėlgi turbūt labai priklauso ir nuo geopolitinės situacijos, kas ir keičiasi. Yra daug priežasčių ir daug sąlygų tai minutiai. Gal vienai minutiai tas kelias yra teisingesnis, kaip sakome, ir vienos grupės nuomonė, vienai, kitai minutiai gali būti ir kitaip. Tai čia, žinote, pasakyti... O jeigu aš pasiūlysiu savo variantą, kaip aš taikau gyvenime, aš susitinku su kažkokiu žmogum ir norėdamas atsakyti savo į klausimą, ar jo smegenys daugmaž teisingai atspindi realybę, ar ne, aš žiūriu, kiek Braunui sugeba matyti pasaulio reiškinių. Nes kiekvienas reiškinys, kokį beims, jis turi galybę Braunų.
Ir kuo žmogus tų briaunų mato daugiau, to jo teisingiau. intelektualinis, arba kaip aš sakau, smegenų keliamoji galia yra didesnė. O jeigu tų briaunų yra tik 2-3, vadinasi, jis yra gana toli, arba kitaip galim pasakyti, jeigu jūs norite iš taškų, yra taškai, reikia juos sujungus pamatyti, koks ten žvėrys nupieštas. Jeigu ten yra 2-3 taškai, tik tu sujungęs nieko nepamatysi. Reikia pakankamai daug taškų, kad tu matytum kontūrą, ar tai dramblys, ar tai ten, nežinau kas, aligatorius, ar dar kažkas. Tai va tos briaunas. Nu, tai čia taip, tai jūs jau čia šiek tiek ir į tą medicininę, psichologinę prizmę, net kalbate apie žmogaus intelektinius gabumus, sugebėjimus, tam tikrą prasme. Tam tikrą prasme ir intelekto koeficientas, aišku. Tai jis irgi vienas yra iš faktorių, kuris lemia, kiek žmogus gali suvokti realų pasaulį ir kaip jis suvokia. Tai va, ir nežinau, man šviečiasi, kad labai nevienodas, tas smegenų keliamoji galia labai nevienodas žmonių, labai nevienodas. Turbūt ir negali būti vienodas. Aš šiek tiek pradėdamas mūsų pokalbį kalbėjau apie tą personalizuotą požiūrį. Mes prieisim prie gydymo. Bet jis, tai čia net negydymas, bet čia turbūt labiau kalbant apie patį žmogaus prigimti ir jo. Kiekvienas mes esame labai skirtingi. O kaip sugebėti, kaip sugeba ir kas tas užsakovas sugeba taip sudėlioti, kad viena grupė labai skirtingų žmonių pradeda vienodai galvoti, tai va čia kitas klausimas yra. Mes galim perėti prie kitą klausimų pluoštą jums kaip pedagogui. Jūs dėstydamas jaunimui, ar galit pasakyti, kad va tos skirtumus, kurios atsineša žmogus gimdamas, ar juos galima kažkaip sumažinti tarp dviejų žmonių? Tai galima. Mokytojas, dėstytojas. Mokytojas labai svarbus. Be abejo. Bet mes ir tą matome, žinai, kalbame mes labai ir mūsų valstybei daug apie mokytojo reikšmę, bet kol kas nedaug padarome. Žinai. Bet žiūrėkit, tai viskas suprantama, kad mokytojo ir pedagogų įtaka yra didžiulė, kaip ir spaudos, kaip žiniasklaidos apskritai. Bet aš bendraudamas su mokytojais susiduriu su vienu ir tuo pačiu. Žiūrėkit, ką jie sako. Ateina pirmokai, rugsėjo 1, po kelių pamokų aš jau žinau, kuris bėgs prieki kitų. Jie žino šitą. Ir nieko negali padaryti. Tu gali tą, pasakykim žodį vidutinioką, šiek tiek kilstart. Bet tas, kuris yra aukščiau vidutiniokai, jis visada bėgs prieki. Ir to skirtumo sumažinti neįmanoma. Jie sako man, pedagogai, mokytojai, pradinių klasių. Na, tai čia vėl mes realiai grįžtame į tą patį intelekto klausimą. Tai yra intelektualinis pajėgumas, ką jūs sakėt, kiek gali pakelti smegenis, tai čia yra tas pats. Tai aišku, jeigu vėlgi kaip medikas galiu pasakyti, kad tai matuojama labai aiškiai intelekto koeficientu. Tai tą puikiai suprantam. Yra intelekto koeficientas, kuris yra vidutinis arba žemiau vidutinio, tu niekaip, taip, jį galima išugdyti kažkiek, bet tu niekad nepasieks, jeigu intelekto koeficientas yra 70 keli, jis netap 170, 160. Tai nėra galimybė. Kodėl aš tos klausimus keliu? Dėl to, kad tų vidutiniokų yra dauguma. Mes matome ir Lietuvos šiuo metu. Ne apskritai. Bet kalbam, matome, tai... Sutinkam, kad jų yra dauguma. Ne, tai taip, tai kitaip negalima. Ir reiškia, jų pasaulio atspindys irgi yra vidutinis. Tai nebejotinai. Vadinasi, ir jų siūlomi sprendimo būdai bus... ne patys optimaliausi. Kaip iš šitos padėties tada išeit, suprantate? Žiūrėkit, aš tada dar vieną dalyką pasakysiu. Žiūrėdamas į pasaulį, su kuo aš susiduriu ir į žmonės. Dažnai tu stebi kokį tai veikėją, sakykime, matoma visuomenė ir atrodo, kad jis tikrai išsiskiria iš kitų savo mąstymų potencialų ir taip toliau. O paskui, kai įvykiai pasidaro sudėtingesni, kur klišių nėra, paaiškėja, kad nebeužtenka jo potencialų. Ką aš noriu pasakyti, kad dalis žmonių tik atrodo, kad jie yra aukščiau vidutinio mąstymo. Iš tikrųjų, tik klišės yra įsisavinę labai gerai. Jeigu pas jį gera atmintis, gera iškalba, greita orientacija, jis sudaro įspūdį, kad jis tą operuoja tom idėjom, mintimis, o iš tikrųjų tai yra tik išmoktas tam tikras repertuaras kaip dainininkas, kad išmoksta dainas.
Ar sutiktumėt su tokiu? Tai manau, kad taip. Ir čia turbūt ir todėl mes ir pradėjom kalbėti nuo Vydūno. Tai vienas iš pavyzdžių kaip asmenybės, kuris aprėpia labai daug. Tai yra mažosios Lietuvos genijus, bet šitoj vietoj, kalbant būtent apie tą sudėtingiausią, kaip ir jūs sakote, situaciją, Vydūnas rasdavo tą išeitį. Aš turiu citatą Vydūno šitam. Žiūrėkit, ką jis rašo. Žmonių esmė skleidžiasi įvairiai. Dauguma dažniausiai gali reikštis tik pamėgdžiodama. Veikiantis iš savo esmės yra retenybė, o pamėgdžiojantis tarsi vaikai ir jų esmė atsiskleidžia vaikiškų būdų. O tą aš ir pastebiu gyvenime. Jūs tą ir pasakėte, tik kitai žodžiai. Iš tikrųjų, dalis tokių žmonių moka taip gražiai pamėgdžiot, kad sudaro įspūdį, kad jie iš tikrųjų mus kažkur, kad verta jų klausyti, taip pasakykim. Taip. O jie paskui daro įtaką visuomeniai ir ta visuomenė nueina klystkeliais, paskui jos eidama. Tai visuomenė, suprantam, kad tie žmonės ir siekdami valdžios dažniausiai ir tą ir daro. O tarp kitko, mes nepaminėjom dar vieno dalyko, kurį verta paminėti. Kalbėdami tos skirtingas visuomenės vienoje šalyje, mes nekalbam apie žmonės, kurie supranta, kad jie, sakykime, kalba ne visiškai. Jie supranta, kad, pasakykime žodį, meluoja, bet meluoja vardant savo naudos. Mes apie tokius nekalbam, nes jie tai yra atskira dar kategorija žmonių. Mes kalbam apie tos, kurie natūraliai skirtingai mato daugelį reiškinių, kurie šiuo metu yra. Ir dar tik kitas klausimas į tą pačią temą. Ar jūsų manimu tas buvo visada, ar dabar tik labiau, dabar tik labiau matoma? Ar dabar padėtis blogėja? Ne, aš manau, kad jeigu žiūrėsime ir atliepsime, kas yra parašyta ir ką mes skaitome, tai matome, kad panašiai buvo nuo senovės Romos turbūt iki... Kad buvo panašiai, man abejonių nekyla, bet ar padėtis blogėja ar ne, jūsų manimu? Aš manyčiau, kad šiame etape gal šiek tiek, jeigu kalbėsim labai paskutinius metus, pradedant nuo pandemijos ir kas dabar yra šiuo metu, turbūt turim tą tokį, šiuo metu krizę, sakyčiau, tas pats paaštrėjimas. Galim kalbėti, kad jau 4 metai turbūt paaštrėjusi ta situacija yra, bet skaitant matome, kad buvo panašių dalykų, kurie nebuvo turbūt iškeliami tiek į viešumą, kaip ir dabar. Turbūt neginčytina, kad dabar labiau viskas matosi, nes įvykiai, kur bevyktų, jie iš karto po visą pasaulį... Turim labai geras technologijas, kurios leidžia atskleisti ir labai gerai paveikti tuos žmonės, kurie pasiduoda įtakai. Labai greitai galima paduoti. Matome įvairius, manęs klausia, važiuojant vienas ir kitas darbuotojas, sako, kaip čia bus, aš mačiau, kad čia paskutinis popiežius. Daugiau jo nebebus. Ir jau taip įtikėję žmonės, sakau, palauk, čia nuo tokių ir pasaulio pabaiga, žiūrėk, kiek YouTube rašė, kad jau viskas baigėsi. Tai yra, žinai, bet tai rodo, kaip žmonės greit pasiduoda įtaigai tokiai. Pasižiūrėjo ir kitam, ir jau visa šeima, jo aplinka visi tiki. Sakė, daugiau nebebus. Tai čia prieš vakar dieną kalbėjo, kai išrinktas, sakau, viskas bus, palaukite, viskas bus, nepergyvenkite. Tai va toj vietoj žmonės labai greitai, kaip ir mes kalbame, pasiduoda įtaigai tai ir galima juos manipuliuoti. Mane gyvenimas įtikino, kad didžiąją dalį žmonių galima nuvesti bet kur iš esmės. Tai matėm turbūt ir antro pasaulinio karo metu, matėme ir Hitlerio. Ir tada, ir dabar. Tai psichologai apie labai aiškiai tą totalitarizmo psichologai kalba apie tai, kaip galima manipuliuoti. Žiūrėkit ir paimkite jūs tėvų vaikų santykius, vyrų moterų santykius irgi. Taip. Per keletą metų galima viską apversti aukštinkojam nesunkiai. Tikrai. Nesunkiai. Ja. Tai matėm, taigi ir paskutiniai įvykiai pasaulyje pandemijos metu. Taigi matėme, kaip pasikeitė
pasikeitė požiūris į ligotą žmogų, į ligonę, žinai. Tai žinai. Aš stengčiausi neminėti jokių tų faktų, bet jeigu jau jūs paminėjote, tai žiūrėkit, net dabar, kada yra straipsnių lavina, kuri visai kitaip nušviečia COVID reikalą. Didelė žmonių dalis laikosi tų pačių įsitikinimų. Taip. Nu, aš irgi bendrauju su ne vienu ir ne vieną kartą ir viešai esu pasisakęs ir tą požiūrį savo išdėstęs, kaip matau. Ir matau, kad tiem, kurie įsitikinę, tikrai geriau apie tos temos ir neliesti. Bet iš kitos pusės irgi yra žinoma, kad žmogų lengviau apgauti, negu paskui įtikinti, kad jis apgautas. Čia irgi ne mes sugalvojom šitą. Čia senai yra žinomi dalykai. Iš esmės tą, apie ką mes čia kalbam dabar, mes čia nieko naujo nesakom. Tai jau yra knygose ir filosofų aptarta senų senovėje. Tiesiog aš dar sykį savo nusistebėjimą galiu išreikšti, kad šitie dalykai nėra akcentuojami viešoje erdvėje taip dažnai. Va tik tiek. Bet tai turbūt, sakyčiau, kad turbūt vėlgi kalbant apie naudą, tai turbūt, kad tiem, kurie formuoja valstybę, jiem nelabai naudinga tą akcentuoti. Vienas dalykas, bet yra ir kita priežastis, mano manimu. Kada žmogus susikuria savo pasaulio vaizdą, jis įsikimba visom keturiom. Taip. Ir jis priima tik tos argumentus, kurie neprieštarauja jo pasaulio vaizdui. Ir aš net galvoju, kad aš suprantu kodėl, nes jeigu pas tave yra ta keliamoji smegenų galia ne tokia jau labai didelė, jeigu tau sugriaus kažkas tavo vaizdą, kaip tu kitą susikursi, kaip tu rytoj gyvensi. Bet signatarė, tai jūs va čia jau iš filosofinio taško šiek tiek kaip vadybininkas galiu pasakyti, tai yra pokyčių prasme. Pokytis bet koks, tai greuna tavo gyvenimą. Padaryti pokytį organizacijoje yra sudėtingiausias. Jo, galima tokį valyti. Žmogaus asmenybė irgi tam tikra organizacija. Tai neabejotinai, tai yra mažesnė, tai yra makro, tai yra mikro lygiai, tai tu greuni jam viską. Visas jo gyvenimas griūna. Ir čia yra atsakymas tiem, kurie stebisi, kodėl elementariausių dalykų mano brolis ar sesuo nemato, aš matau, jis nemato. Taip. Tai yra visiškai žmogiškas, čia einame patį paprasčiausią, jeigu filosofinė prasme vėl grįžtame prie to gyvūno prado, iš kur žmogus kilęs ir kaip toliau, ką ten kai kurie kiti filosofai, ten, kaip Noah Hararis kalba, žinai, tai, kuris nagrinėja labai aiškiai šitoje vietoje. Tai ta gyvuliška prigimtis, toje vietoje tas ego. Senoji smegenų. Tai jos smegenyse, ta senoji, jinai labai svarbi. Ir kai kam perima. Tai perima tik tai. Bet jeigu jau mes dabar daugmaž, kaip čia pasakyti, tik konstatuojam, tai kad dalis žmonių yra nelabai pajėgus susigaudyti realybėj, bet jiegi yra specialistai. Jie baigė mokslus ir žiūrėkit, mes medikams atiduodam savo gyvybę ir sveikatą į rankas, o tos rankos juk ne visada yra net vidutinės. Jeigu kalbėt apie... Žiūrėk, čia ne tik medikus liečia, čia tas pats liečia ir mokytojus, teisėjus, kurie sprendžia atskiro žmogaus, o jeigu konstitucinis teismas, visos valstybės ir tautos gyvenimą. O teisėjai, mokytojai, gydytojai, daugelis kitų specialistų, juk dauguma jų yra, geriausiu atveju, ten iki vidutinio tik traukiantis. Ir čia klausimas jums kaip medikui, kas yra svarbiau chirurgo profesijai, talentas ar tas kažkoks protokolas, kaip reikia daryti grynai mechaniškai? Tai visuomet į klausimus, kurie liečia mediko profesiją, labai dažnai aš susiduriu su tais klausimais. Tai chirurgas yra šiek tiek skirtingas nuo mediko plačiaja prasme, terapeuto. Mes suprantam, kad chirurgiją atsimename istoriškai net, kas tapo chirurgais. Tai buvo pirtininkai ir barzdaskučiai, kurie pradėjo. Tai yra praktika, tai yra praktika ir kalbant apie amatą, realiai labai svarbu chirurgijai, amato dalis. Taip, kita dalis yra talentas, intuicija. Čia yra netgi, aš
pačią didžiausią atiduodu, jeigu žiūrėsime apie procentinę dalį, 50% yra amato, kur tu turi įvaldęs ir aš pats kaip chirurgas po 2 savaičių atostogų, atsistojęs prie operacinio stalo, aš jau šiek tiek kitaip jaučiuosi. Nes 2 savaitės aš... Čia kaip muzikantas, jeigu jisai gamų negros kiekvieną dieną. Aš grau triubą, žinau, ką reiškia vėl paėmus, lūpos nelaikys, tu pagrosi minutę, žinai, nesitreniravęs. Tai šitoje vietoje intuicija ir talentas taip pat yra pusė sudaro ir čia yra ir intelekto klausimas šitoje vietoje. Amatininkas kartais, kaip jūs sakot, ir vidutinių gebėjimų, jisai gali būti labai geras amatininkas. Jis beje gali būti netgi saulėtų žmogų. Jo, jisai gali. Tai čia tai visai kas kita. Taip, kur reikia intuicijos, ypač vidaus. Bet žiūrėkite, aš dabar iš paciento pusės pasižiūriu. Aš atiduodu savo sveikatą ir gyvybę į rankas mediko, o tos rankos gali būti labai vidutiniai. Ir aš nežinau šitą, klausykit. Gali būti, visko gali būti, gali ir žemiau vidutinių, bet gali būti ir labai stebuklingos. Be abejo. Tai žinot, kaip ir žmonės skiriasi bendrai, ne medikai, taip ir medikai yra skirtingi. Tai kalbant plačiaja prasme, vis tik medicina visame pasaulyje yra dar ta specialybė, į kurią ir vakarų pasaulis ir kitur renkasi gabiausi, vieni iš gabiausių žmonių. Ir Lietuvoje mes tą patį turim, su geriausiais intelektualiniais sugebėjimais medicina renkasi. Tai mes turėtumėm būti, šitoj vietoj turėtumėm būti ramesni. Pacientas gali ramiau jaustis. Taip, ramiau turėtų jaustis, nes tikrai gabiausi žmonės renkasi šią specialybę, nes ji išlieka prestižinė. Ir visam pasaulyje kol kas. Taip, chirurgija tampa jau ir Jungtinėse valstijose ir Europoje ir kitur tampa šiek tiek mažiau prestižiška, nes jis reikalauja labai daug emocinio, intelektinio potencialo ir yra pakankamai sudėtingas darbas. Tai čia renkasi šiek tiek mažiau negu buvo prieš keliasdešimt metų. Dabar nebėra tokio ažiotažo ir į chirurgiją. Yra informacinės technologijas lengviau, radiologijas. Žiūrėkit, dirbtinas intelektas turi didžiulę įtaką medicinoje, turės ir jau dabar turi. Bet netgi išplečiant specialybių ratą, dirbtinas intelektas, jis jau dabar yra gabesnis už vidutinioką tikrai, ar ne? Matot, vėlgi daugelį sričių. Jeigu žiūrėt plačiaja prasme, tai nebejotinai. Kur tas vidutiniokas dėsis? Tai va čia didelis klausimas, ką reikės daryti. Mes pamename šachmatus. Atsimename, kaip žaisti pradėjo pasaulio čempionai ir laimėdavo prieš dirbtinį intelektą. Kurį laiką. Taip. O dabar, kas dabar? Tai bet žinom šachmatininkų intelekto koeficientą. Tai jų dauguma tai turi aukščiausius intelekto koeficientus, bet jie pralaimi. Bet vėl, žiūrėkit, šitoj srity, jeigu imti šachmatininkus, kaip čia jums suformuluoti mano tą mintį? Jis gali būti pasaulio čempionas ir visiškai nesusigaudyti kitoj srityje. Ne, tai taip, tai aš pritariu. Aš tą stebiu jau nežinau kiek laiko, kad žmogus gali būti genijus kažkokioj vienoj srityje ir visiškai tamsus kitoj srityje. Visiškai teisingai, bet sutikit, kad anksčiau mes manėm, kad jeigu žmogus talentingas, tai talentingas visur. Bet taip nėra tikrai. Bet čia jau reiktų grįžti į tą medicininę pusę, kur jūs sakėte. Matote, yra 2 pusrutuliai smegenų ir kiekvienas yra atsakingas už tam tikrą dalį. Ir čia šitoj vietoj gali būti vienas pusrutulis sukeliantis didžiulį intelektinį potencialą. Tačiau kitame tas intelekto glūdėti žymiai mažiau. Ir ta dalis, kuri atsakinga, labai grubiai kalbant, tai yra meninė, matematinė pusė. Tai tas intelekto potencialas, kuris su šachmatais, tai yra tas loginis. Kombinatorikas vadina. Taip. O kitame gali būti šiek tiek ir mažiau. Yra dar baisiau. Smegenų specialistai sako, kad jeigu pas kažkurį žmogų yra didelė dalis kombinatorikos, tai sąskaita kitų dalių. Ir dėl to nereikia stebėtis, kad, sakykime, meniniai genijai kartais gyvenime būna visiškai tokie paplaukę. Jau kalbant apie aplamai neuromokslą
kaip jūs žinote, ištirti smegenis, tai nėra žmogaus smegenis ištirti didžiulis iššūkis, nes tai yra... Bet tas žemėlapis toks daugmaž yra sudarytas, kur kokios dalys atsakingos už funkcijas. Tai žemėlapis, tai taip, bet mes kalbam apie mintį, apie kitą. Tai čia yra labai sudėtinga, nes mes galime eksperimentinį gyvūnėlį, tu gali tą padaryti, tačiau žmogus nėra eksperimentinis sutverimas, kurį mes galėtume. Šitoje vietoje būtų galbūt prasminga pasakyti, kad tas vadinamas dirbtinas intelektas, jis nėra intelektas. Sutinka turbūt. Taip, tai čia... Tai yra žmogaus užprogramuotas reikalas. Tai yra sudėtingesnė mašina ir tiek, negu iki šiol buvo. Noras... Kas įdėta, kas į tą mašiną, tai ir duos. Su mąstymu noras, matome, tai tada... Jau klausimas bus. Taip, tai čia visiškai yra, žodis dirbtinas tinka, intelektas nelabai. Tai dirbtinė mašina, kuri bando spręsti problemas savo keliu. Bet grįžtant prie to dirbtino intelekto, kuris jau dabar stipresnis už vidutiniokus ir kurios dėsi, žiūrėkit, kokį dar Vidūnas yra pasakęs mintį. Knygoje bėva, kaip tapti saulėtų žmogum. Mūsų žodis naujas yra apverstas jaunas. Jaunieji žmonės turėtų būti ir nauji, bet jie dažnai yra labai seni. Jis turi omeny, kad jie nieko naujo neatneša pats. Paprastai jaunieji žmonės nieko naujo neįneša gyvenimą. Nemanykit, kad kiekvienas jaunas žmogus turi būtinai gyvenimą nešti, kas yra originalu. Kas originalumo ieško, jo niekada neras. Kitaip sakant, Vidūnas jau prieš 100 metų daugmaž tą patį pasakė, bet kur dėtis tada tam paprastam žmogui? Tam vidutiniokui, man pasakykit. Anksčiau jis dar galėjo rasti kažkokį paprastesnį darbą, dabar dirbtinas intelektas ir iš ten jį išstums. Tai čia didžiulė problema. Dirbtinis intelektas keis labai daug. Matome autonominiai automobiliai, autonominiai keltai. Paprasčiausiai nuėję parduotuvę. Atsimenam kasininkas, kuris čia su skaitliukais stovėdavo. Tai matome, kiek jų dabar reikia. Tai mažėja ir tas žemesnio, kaip ir jūs, žemesnio intelekto. Tai net ir menininkai. Paprastas dailininkas tikrai nenupieš taip, kaip jau nupiešė tas intelektas dirbtinas. Ir kompozitoriai. Ir kompozitoriai taip pat, ir muzikantai. Ir muziką sukurs. Ir netgi, aš ir su studentais kalbu, netgi kompozitorių, kalbant apie muziką. Net tą muziką dirbtinis intelektas gali sukurti tokią, kuri eina tiesiai į smegenis žmogaus, kur paliečia tas zonas, kurios yra jautriausios, kur labai patinka žmogui. Tai sukelia tam tikrą, pojūtį laimės pasijauti. Tai čia tą žmogus turi per ilgus metus tą gali daryti kompozitorius gyvas. Ir tai dar jis turi turėti talentą. O dirbtinis intelektas žino, kur nukreipti. Arba neuromarketingas. Tai žinome, kaip nupirkti, į kurią vietą, kad žmogus įėjęs į parduotuvę, viską pirktų iš eilės. Tai čia yra veikiama, tai dirbtinis intelektas didžiulis yra ir didžiulis pavojus valstybės tvarkai. Tai ne tik valstybės, jau pačiai civilizacijai. Nes iškyla klausimas, ar bereikalingas bus žmogus, kaip toks tada. Tai taip. Aš manau, kad bus reikalingas, bet kokie kiekiai? Kiekiai mažės ir ką turi daryti. Bet atsiranda tuomet, reikės pasidalinti tie, kurie dabar savo turtus sukaupę 0,1% populiacijos turės atiduoti ir tiem, kuriem nereikia dirbti. Kažkas tą turės, tą visą žmogus kažkaip turės gyventi. Žiūrėkit, bet aš nelabai tikiu, kai sako, kad mes išlaisvinsim žmogų kūrybai. Sudėtinga. Tų kūrėjų yra nedaug. Ką tada darys tie, kurie kūrėjais negali būti? Jis anksčiau rasdavo savo vietą, savo paprastą darbą, arba net ir sudėtingą, jeigu jis ten sugebėdavo kažkaip papult. O dabar mes esame tokios išvakariai, tokios epochos, apie kurią net nelabai ką galim pasakyti šiandien. Aš taip pat galvoju, nes dirbtinio intelekto vystymas ir tokia sparti jo vystymosi eiga kelia labai daug iššūkių ir labai
labai daug klausimų, kaip toliau civilizacija sugebės su tuo gyventi. Tai čia, ir mes logiškai perinam prie klausimų jums kaip piliečių dabar. Nes tos klausimus, kurie ir dabar kyla ir kils ateityje, sprendžia vis tik tai mūsų išrinkta valdžia. Seimas, prezidentas, vyriausybė. Ir dabar kaip padaryti, turint omeny visą tai, ką mes apšnekėjom, kad ten pakliūtų tie gabiausi, tie daugmaž realiai matantys pasaulį. O dabar, kai vidutinis žmogus visada rinks panašų į save, nes jį gazdina tas už jį gudresnis, gabesnis, jis gazdina jį tiesiog, jis niekada už jį nebalsuos. Signatarą jūs turbūt ir klausdamas, ir prieš tai pats atsakėte iš esmės į tos klausimus, kad tai padaryti turbūt, mes matome, šiek tiek minėjome, nuo senovės Romos iki... Tai amžina problema. Ir jos nepakeisi, nes tai yra atspindys visuomenės. Aš esu išsakęs minčių visokiausių, kad galbūt reikėtų egzaminus rinkėjams. Tie, kurie nori būti išrinkti, dar didesni turi būti egzaminai. Egzaminus mes jau turėjom, anglų kalbos atsimename, kai kas tikrino dar kažką, žinot, tai... Ne, čia turėtų būti egzaminas, kuris parodytų... Aš suprantu, apie ką jūs kalbate, bet žinote, vėlgi tas egzaminas tai vidutiniai žmonių daliai, jie neis, bet jiem labai nepatiks. Ir jie gali, po to egzamino būtent tas, kuris gavo žemesnę pažymį, gali būti išrenkamas. Tai žinot, čia vėlgi... Taip, bet suprantate, bet jūs turbūt sutiksit, kad yra tokia situacija, dauguma žmonių nesusigaudo nei finansuose, nei geopolitikoje, bet jie turi teisę spręsti. Ir savo likimą, tai savo tu spręs, bet jis ir mano likimą sprendžia. Bet tai amžina problema. Irgi nenauja politologinė literatūra. Ir manęs labai dažnai klausia žurnalistai kalbant, tai kaip ar jūsų klausia manęs kaip sveikatos priežiūros specialisto klausia, ar valdžia ir kiti, ką mes kalbėjom, tie, kurie sprendimus priima, ar jūsų kaip mokslininkų atsiklausia, sakau, praktiškai niekad nebuvo, jie turi savo nuomonę. Tai kam tada mokslas? Nes jie turi savo pasaulio matymą. Jie mato kitaip. Tai sako, kam jūs tada tos mokslinius tyrimus darote, nes jiem neįdomu, žinai, aš jiems sakau, palaukite, klausausi kartais ir diskutuoju su politikais, jie iš tikrųjų nesupranta, bet sprendimą jie priims. Yra toks, toks iškilmingas žodis, politikas. Bet tas politikas dar vakar buvo paprasčiausių eilinių žmogum. Ir dėka rinkimų, kurie yra tokie, tokie kokie yra, jis tampa staiga mūsų gyvenimo sprendėjų. Taip, politikas yra visuomenės gydytojas. Sako jie. Bet jie dar vakar buvo mes buvom. Ir tais jais mes juos padarom dėka rinkimų, kuriuose yra, sakau, čia aš nieko naujo nepasakyčiau. 20 amžiaus viduryje buvo politologinė literatūra, kur buvo pasakyta, kad iš principo demokratija kaip tokia veikti negali, nes žmogus iš ko rinktis tai turi, bet atskirt. Didelė dalis žmonių neturi tokio potencialo. Nūdienoje mes matome tą demokratijos ir liberaliosios demokratijos silpnėjimą ir pralaimėjimą. Tai mes tą matome. Jinai pereina prie represijų. Tai matome. Bet vėl grįžtam prie to paties, kaip ir mechanizmas, kaip ir įmonė, kaip ir asmenybė, ir šitą sistemą gindama save. Taip, kiekvienas jokių argumentų neklauso. Kiekvieną, čia jau piliečio, bet ir mediko kalbant leksiką, tai kiekvienas žmogus ir žmoguje esančios ląstelės, jos veikia kaip egoistas. Jeigu tu bėgi, aš studentus mokydamas, bėgi uždūsti, pirmiausia, deguonis eina į širdį, ten, kur reikia, kad palaikyti deguonis. O kad trūksta kažkur kitiem organam, jam nesvarbu, nes organizmas yra egoistas, savo prigimtimi. Tai čia visuomenė taip pat, jeigu žiūrėsim plačiaja prasme, visuomenė yra su savo poreikiais ir žiūri pirmiausia savo reikmėm ir savo naudos. Tai čia, pacituosiu Vydūną dar vieną. Vydūnas labai tinka jo citatos. Mąstymai, kam žmogus geriausiai tiktų, nedažnai ar ir visai nekeliami.
O veikia va tas egoizmas, kiekvienas žmogus siekdamas savo geresnio būvio, o visuomenė nepajėgi yra sustabdyti, pavyzdžiui, tą, kuris visiškai netinkamas vienam ar kitam darbui. Nėra mechanizmų šiuo metu. Nėra mechanizmų. Bet Vydūnas dar ir kitą sako dalyką, kas mane šiek tiek ir nustebino, kad jis yra kartais suvokiamas kaip toks romantikas. Bet žiūrėkit, ką jis sako, pasaulis yra pilnas taisytojų ir gerintojų, kurie žmonijos medį nori pagerinti iš paviršiaus apkarpydami. Reiškia, jis mato, kad yra tokių vedančių nežinia kur. Va tų, kurie galbūt tik gražiai atrodo. Taip. Bet jis sako ir kitą dalyką, bet žmonija tik iš vidaus yra pagerinama. Va čia aš jau su juo ir nebesutikčiau. Ar mes galim tą žmogų iš vidaus pagerinti? Žiūrėdami visą istoriją žmonijos. Nu jo, tai čia jau turbūt čia Vydūno atsiskleidžia jo asmenybės bruožas, kuris labiau turėjo ir idealų, ir idealistinio požiūrio. Čia turbūt galima šitą Jis matė realybę, bet dar tikėjo. Daug idealizmo pas jį tikrai buvo nemažai. Ir tikėjimo. Tai šitoje vietoje turbūt reiktų labiau. Bet iš principo visą žmonijos istoriją mums žinoma per literatūrą, per literatūrą. Jinai kalba apie ką? Apie nuolatinį norą pasaulį pataisyti. Ne? Taip. Visos tos bibliotekos tai yra tam, kad pataisyti to, kas realybė, bet šitą pasaulį kažkas kūrė. Ir jeigu tu pretenduoji pasaulio taisytojai, tai tu kaip ir pretenduoji visai ne į savo vaidmenį. Nu, į naują religiją, žinai. Tai tos religijos kūrėsi viena po kitos. Taip, bet tai čia, žinau. Bet žiūrėkit, kokios ambicijos yra žmonių. Bet ambicijos mes matome šiuo metu. Matome tą virtualią realybę, kvazi realybę, kai kas matome Marso apgyvendinimą. Tai mes jau matome, žinai, kad jau esame toli nuo realybės, kuri yra čia, žinai. Ir mes jau išeiname į visatos, į kvazi visatos suvokimą. Tai čia mane stebina visą mano gyvenimą, sąmoningai mane stebina žmonių noras taisyti pasaulio kūrėjo darbą. Nesuprast, kaip tas pasaulis funkcionuoja, bet iš karto taisyti. O aš sakyčiau, kad mūsų uždavinys būtų suprast, kokie tie dėsniai veikia pasaulyje. Ir vienas iš tų dėsnių, grįžtant į pradžią, tai yra tas, kad žmonės yra labai nevienodo intelektinio potencialo. Ir tai, kai šiandieną vakarų civilizacija teigia, kad žmogus gali būti bet kuo, tai yra aklygatis turbūt. Taip, aš... Iš čia kyla masė problemų. Taip, tai tos problemas, kaip ir signatarą kalbėjom, jų problemų buvo, jos su visuomenės vystymusi bus, turbūt, bet žiūrėkim optimistiškai, jos sprendžiasi, išsispręs. Su vystymusi jų atsiras vėl ir vėl jos sugrįžta. Tai vėlgi visuomenės vystymasis. Ir jeigu jau einant į pabaigą, ką jūs pasiūlytumėt, tarkim, jaunam žmogui, kuris išklausė mūsų diskusiją, suprato, apie ką mes kalbam, tai kaip gyventi? Tai jaunam žmogui yra... Arba kitaip dar, jaunam, kurių klausyt? Kalba visi vyresnieji, įmoko, dažnai visiškai skirtingas kryptis siūlo. Pirmiausia, tai jaunas žmogus turbūt mes ir pradėjome, turi klausyti mokytoją. Nes mokytojas... O kaip rasti tinkamą mokytoją? Kaip suprast, kad jis tinkamas? O suprasti, kad tinkamas, tai yra iš tikrųjų labai sudėtingas klausimas. Jūs keliate, labai sudėtingą klausimą. Tinkamas, jeigu šitą mūsų diskusiją yra sudėtinga. Jeigu tu turi mokytoją, jo nepasirinksi dažniausiai kito, nes tai nėra... Bet kita vertus, ir tą mokytoją gali pasirinkti pagal savo pasaulio pagal savo suvokimą, pagal savo supratimą. Bet jaunam žmogui aš noriu palinkėti, ir pasakyti, kad gyvenimas visuomet iššūkių kėlė. Ir jeigu pasižiūrėsi nuo kiek civilizacija mūsų, ar tai yra rytų civilizacijos, Kinijos, ar tai Egipto, ar tai toliau, tos problemos visuomet panašios. Niekad jų nebuvo kitokių. Visą laiką matome kartų požiūrį į kitą kartą. Niekad taip nebuvo, kaip nėra dabar, žiūrėkit, bet kuris
kaip kai aš buvau jaunas, buvo visai kitaip. Tai čia yra normalus pasakymas. Ja, bet kita vertus pasakymas buvo kitaip. Tai tik formos gal prasme, bet turinys buvo tas pats. Turinys tas pats. Tai jaunam žmogui aš siūlau gyventi ir mokytis ir turėti savo nuomonę. Ir tą nuomonę, kokia ji bebūtų, visuomet mokėti ją apginti, nes ta nuomonė tavo yra labai svarbi. Nu žiūrėkit, o jeigu jis sakys, kad 2 × 2 yra 3,5. Bet jeigu... Ir gins tą savo nuomonę. Tai čia nėra, matote. Kaip dabar atskirti, kurią nuomonę verta ginti, kurios ne? Nuomonė vis tiek tai yra svarbu. Žmogus turėtų ne tiek paprastai, kad tave galėtų nustumti vieną ar kitą pusę. Tai vėlgi tai yra svarbu, kalbant apie individualų žmogų. Suprantama, bet jeigu kalbėt apie atspindį pasaulio atskiro žmogaus galvoje, tai jeigu mes jau pradėjom, kad tas atspindys yra labai nevienodas. Tai čia signatarė, matot, vėl galime sugrįžti. Ir tu matai, kad atspindys yra visai neteisingas, o jis ginsta savo nuomonę visom 4. Tai visom 4, tai čia nėra apie tai kalba, bet tai turbūt mes čia vėl galime sugrįžti į pirmą dalį, apie ką kalbėjome. Kaip ir gyvenimas vystosi spirale, tai ir čia vėl galime sugrįžti tai, kas yra tiesa ir kas yra absoliuti tiesa. Nėra jos. Filosofai iki šios dienos kalba apie tai ir tos tiesos. Nėra. Ir mes jos nesurasime. Aš turiu atsakymą dėl tiesos. Aš manau, mano grinai požiūrį, aš savo jau dabar ginsiu nuomonę. Taip, viskas. Aš tiesą vadinu pasaulio dėsnius. O tie dėsniai, kurie funkcionuoja pasaulyje. Ne tik fizikiniai, bet ir, sakykime, žmonių gyvenime. Ir visuomeniniai. Vat vienas iš tų dėsnių yra, kad žmogus negyvendamas tarp kitų žmonių, jeigu jisai kūdikystė, jis žmogum pilnaverčių netampa. Yra dėsnis. Taip. Iš čia yra tautos svarba. Tai yra ir visatos dėsniai, kurios irgi... O čia ir yra ta tiesa. Taip, tai čia turbūt galima su tuo sutikti ir manyti, kad ta diskusija mūsų begalinė neturi. Tai gerai, ji neturi pradžios ir neturi pabaigos. Ačiū labai. Dėkui Jums, kad sutikot pakalbėti tokią sudėtingą temą ir pabaigai pasakysim, tiesiog abejokit, ar ne? Taip. Ačiū labai. Dėkui. Ačiū.